Sveiki, štai vėl pradedu naują vlogą. Dabar važiuojam traukiniu į Romą. Labai ilga kelionė pasimato, bet spėsim kažkaip pažiūrėti. Taip pat viešbutėje nakvosime, vaikščiosim sekmadienį, tada dar pernakvosime. Pirmadienį grįžtam į Vičencą, tai ten, kur apsistojom, pas mano sesę. Tai va, stebėkite, šitame vloge bus viskas, ką mes pamatysime Romoje. Esame Veronoje, bet čia nepasibūsim, čia tik tai persėsim, čia traukinių stotis, persėsim į kitą traukinį, su kuriuo jau ir pasieksime Romą. O Veronoje nevaikščiosim, nieko neturim laiko, nes traukinys tuoj bus. Persėdom į traukinį, kuris veža būtent į Romą. Čia yra tokie staliukai. Ankštumas prie kitos kėdės ir iš kitos pusės kitas staliukai. Ir ten sėdi mano sesė su vyru. Mes dabar kas 3 valandas, gal truputį ilgiau važiuosim į Romą šitą traukiniu. Žmonės dar iš kažkur eina, savo vietų neranda. Mes jau Romoje. Einame iš traukinio į stotį. Gal norime išeiti į lauką, nežinau. Tiesiog sekam paskui mano sesę ir jos vyrą. Štai mes jau Romoje. Tai kaip ir matėte, jau nuėjom pėsčiomis nuo traukinių stoties į savo viešbutį. Štai čia apsižvalgykit, čia yra mano, čia parodė. Čia yra mano lova, ten yra Edmundo lova. Ir ten yra durys, į miegamąjį ir ten mėgios mano sesės su vyru, nes mes keliavom 4. Tai va čia visas tas, kaip būtų čia svetainė ir pereiname į miegamą. Ir įdomus va šviestuvas, šitoks senoviškame pastate viešbutis, išnaudoja tiesiog visus senus pastatus, kad neštų bent kažkokį pelną. Ir sakyčiau, gerai, čia išmiegosim 2 naktis, tik tai ir grįšim paskui. Pirmadienį, dabar yra šeštadienis, šiandien atvažiavom, eisim į centrą, pažiūrėsim iki Vatikano turim nueiti, atrodo jo. Ir dar kažkur pavaikščiosim ir grįšim turbūt vėlai, bet iškart jau turbūt į lovas. Tai žinokit, sesė su vyru nerodau, nefilmuoja, nenori būti kadre, tai žinokit, kad tiesiog matysit mane ir Edmundą. Ir kad vis tiek yra dar 2 žmonės taip pat su mumis, tai keliaujam 4, ne 2. Mes prie Trevi fontaną labai čia ankštą, pažiūrėkit, bet jis gražus. Ateinam iš karštą ir baisu. Žiauriai daug žmonių. Rodykit žmonių. Atėjom prie pastato, kuris kažkada buvo kalėjimas. Ir čia nežinom, kaip jis vadinasi, reikės pagooglyti namie jau, ne namie viešbutį. Ir dabar eisim dar iki Vatikano, tai dabar čia tik tai iš tokio atstumo pažiūrim. O paskui nueisim, nes iš tikrųjų labai daug žmonių į vidų eina ir iš vis labai visur daug žmonių. Žinokit, žiauriai vargina, labai žiauriai tokios kelionės vargina. Neįsivaizdavau, kad atvyksim spalio mėnesį ir bus tiek žmonių. Bet kad karšta, žinokit, 30 laipsnių. Tai va, tai dabar einam. Atėjom prie Švento Petro katedros, tai yra, čia yra Vatikano aikštė, kur vyksta visos kalėdų mišios, Velykų mišios. Ir kartais pro langelį išlenda popiežius pamojuoti, bet mes atėjom vakarais, išlenda likti apie 3 lyg dienos. Dabar biškį per vėlu. Einam pažiūrėti, kas nuo tos tvoros, kur dar galima eiti. O už tvoros reikia eiti su leidimu ar kažkuo, man atrodo. Tai va, tik tai labai, dabar vakaras labai saulė. Bet visur vyksta mugės, net šitoje aikštėje yra nusipirkti gėrimų ir panašiai. Einam. Saulė pasislėpė jau tiesiog leidžiasi ir mes prie Švento Petro bazilikos dabar žiūrim, tęsim prie fontano ir čia mūsų yra susitikimo vieta su mano seserijos vyru, nes jie dabar nuėjo pastos valgyti. Tai va mes čia prie fontano jų ir lauksim.
nes mūsų gera vieta, kur galima sutikti būtent dešinio fontaną, nes yra ir kairėje. Ten yra toli ir kairėje, vos matosi gal jum. Jei per televizorių žiūri, tai turėtų matytis geriau. Tai va, tai matot, kaip saulė leidžiasi auksinė valanda, dabar nuotraukos būtų labai gražios. Tai kaip atrodo Vatikanas. Manau, kad jūs dauguma jau buvot. Aš lankausi čia pirmą kartą. Man gražu, čia labai erdvu, daug žmonių, bet ne per daug žmonių. Visi eina pažiūrėti meno kūrinių, mes nelabai einam. Tai va, eisim prie fontano. Nauja diena, antra diena Romoje, taigi dabar mes esame prie Vittorio Emanuelio monumento. Tai čia yra tas pastatas su daug laiptelių ir mes lipsim tais laipteliais į viršų. Aišku, sakė, yra liftas, bet norim padeginti kalorijų, nes vakar nuėjom 15 km, tai kaip nuo Alytaus iki Prienų. Tai va, dabar čia žuvėdra klypė. Kažkodėl. Ir čia yra obeliskas skirtas kažkam. Jau kam, tai tikrai nežinau, neklauskit, taip vos aš mokau Vittorio Emanuelio monumentas. Nežinau, kaip lietuviškai monumentas, tai todėl taip ir pasakiau. O žiūrėkit, čia dar žydė kažkoks augalas, jų neimti kažką. Tai ką, keliausim į viršų tais laiptukais. Čia iš Viktoro Emanuelio antrojo paminklo vaizdas, bet užlipus ten kažkiek tų laiptų neskaičiau kiek. Visa panorama matosi, visai Roma matosi. Čia tai aišku iš vienos pusės, tai iš kitos pusės dar matytųsi daugiau Romos. Gana esame aukštai. Žinai, kad Mikelandželas buvo. Čia mes dabar esame prie Romos forumo, kur jie atkasė. Ir mato, čia yra padaryti pėsčių takeliai, suoliukai, kad žmonės apžiūrėtų viską per ilgesnį laiką. Nes čia, kur mes stovim ir žiūrim, tai yra nemokamai, o jau te žmonės apačioje eina su bilietais. Bet ką ten daugiau, mes nusprendėm, ką ten geriau pamatysim. Nu, kaip ten. Nematom prasmės mokėti bilietą, vat stovim iš antro aukšto, žiūrim į tą patį vaizdą, kaip iš antro aukšto namo. Ir tikrai netgi gal geriau matosi, kas ten tie griuvėsiai. Nu, aš taip manau, mes tiksliau taip nusprendėm ir nepirkom bilietų. Bet grožėmės, žiūrim, stovim ir grožėmės. Atkreipkite dėmesį į tas pušis, jos yra jūrinės pušis ir čia jų yra labai daug. Bet kaip būtų gražu pasisodinti Lietuvoje, bet greičiausiai Lietuvoje jos neauga, jeigu jų nepasisodino, nes iš tikrųjų medis tai gražus tuo, kad jo nereikia karpyti ir jis turi tokią debesėlio formą. Čia yra už nugaros mano Trajano forumas, pastatytas prieš 2000 metų, kaip ir tas, kurį rodžiau, bet čia yra, kadangi nutiestas kelias, o jį atkasė, tai greičiausiai čia kelias buvo pirmiau, kol atkasė prieš kelišimtus metų, tai kelias liko ir viena dalis yra vienoje pusėje kelio, kita dalis kitoje. Dar truputį čia pasivaikščiosim, bet jau mes netoli esame Koliziejaus, tai čia jūs pasižvalgykit pirmiau pro formą, kol aš jums pasakoju. Mes jau netoli Koliziejaus pasižvalgykit ir ten parodysim ir jau netoli dar biškai, dabar neskubam kaip vakar, tai labai skubėjom dėl to, kad norėjom daug pamatyti ir dabar žiūrim, kaip turim visą dieną, nes vakar tai dar ir važiavom į čia. O dabar turim visą dieną ir jau kaip ir nelabai yra ką žiūrėti. Tai mes dabar apžiūrime viską lėtai, daugiau žiūrime, daugiau grožėmės ir tikrai man šiandien labiau patinka kelionės.
čia yra Koliziejus. Tai jau čia buvo gladiatorių. Gladiatorių kovos buvo Koliziejuje, tai amfiteatras toks. Dabar aš valgysiu, čia mes kavinėje, pizzerijoje tiksliau, valgysiu tikrai tašką pizzą keptą krosnyje. Tai čia yra kaprizingoji pica su alyvuogė, man labai skanu. Alyvuogės, kumpis ir sūris, aišku, pomidorų padažas. Matot, kaip neatrodo kepta krosnis, toks padas. O Edmundas kažkokią valgo kitokią, bet aš net nežinau, kokia čia jo. Tai skanaus mums. Ačiū. Pagero. Mes laukiame atroš, kad važiavo ir važiuosim su juo į viešbutį, nes pavargom labai, aš noriu pailsėti, pamiegoti. Štai atvažiavo mūsų traukinys, reikia lipti. Tai mano bilietėlis. Mes važiavome lipti į mūsų viešbutį. Išėjom vėlyvą vakarą, po truputį pasivaikščiot, nusipirkom vienur ledų, dabar čia yra ledainė, va čia, matai. Ir Edmundas nuėjo taip pat nupirkti ledų, dar norim. Ir aš laukiu, nes čia yra tokie suoliukai, kur kas nusiperka, gali suvalgyti ledus ant šitų suoliukų. Tai va, kažkokius nupirks ledus. Žmonių daug vaikšto vakare keista, nes Alytui tai nieko nebūtų. Nu, bet gal Vilniui būtų. Tai čia, atsiprašau, tai čia tokia, kaip čia pasakyt, nu, supranta, turistai. Tai va, tai turistai nemiega, ilgai nemiega. Jau einam į viešbutį. Dabar apie 10 valandų vakaro. Čia tas liftas, kur važiavom, bet dabar liftu nevažiuosiu. Nes mūsų tik tai 3 aukštas. Parodysiu, kaip mes įeinam į viešbutį. Čia yra laiptinė, dar 1 aukštas. Ir paskui mes savo aukštą atskiriam iš praviro langelio, nes kituose nėra. O kaip matot, oi, aukštas sau, čia yra praviras langelio. Čia va tokios durys, jas reikia atrakyti. Ir tu aukštas sau, atsiprašau labai. Ir įeinu į tokį holą. Čia užsidega šviesa automatiškai. Čia užsidarom. Reikia užtą. Ir tada dar vienas durys, kurias reikia atrakyti. Čia jau mūsų viešbutis. Čia ką tik matot traukinių stotyje mes ir čia yra tokia kavinukė, tai stoties pačios nelabai matosi, daugiau kavinukė, bet vis tiek norėjau parodyti, kur mes esam, taigi mes iš čia jau išvyksime traukiniu į Vičencą per Veroną. Ir dabar mes likom vieni čia su Edmundu, nes aš niekstelėjau koją, o Jolanta, mano sesuo, su vyru išėjo dar pažiūrėti kelių bažnyčių čia gražių, kur yra būtent netoli traukinių stoties. Edmundas nupirko kavos, štai. Tai mes išgersim kavos, paieškosim tualeto ir kažkur praleisim laiką čia, nes vaikščiot skauda tą koją, gal praeis, kol parvažiuosim. Daugiau laiko reikia eiti ir galima sakyti, kad nespėčiau apžiūrėti daug ko.
Esam dabar dar vis traukinių stotį, kartu aišku po žemė yra metro stotis ir mes čia laukiam prie McDonald's, nes čia susitarėm susitikti, kaip aš sakiau, kad susitarsim susitikti. Tai va dabar tik tai, kad jie turi pasirodyti ir mes nežinom iš kurios pusės, tai dairausi į visas. Tai va dabar jau pagaliau liko, gal pasakysiu, kiek liko laiko, liko 35 minutės iki traukinio, tai jie pavalgys, vyras, sesuo su vyru pavalgys McDonald'e ir tada jau eisim į traukinį, į peroną, tiksliau laukti traukinio. Kągi, dabar mes esame traukinyje ir jau išvažiuojam ir aš tuo baigiu savo vlogą. Ir jeigu patiko mano vlogas, spauskite patiktuką, prenumeruokite kanalą, taip pat galite paremti Contribui.com platformoje ir taip pat galite užeiti į Facebooko grupę vlogerė Loreta Mazonė. Ate!